Kokie yra tinkami greičiai skirtingoms užduotims, kurias atliktumėte su lanksčia ašimi? Tam išmatuoti naudojame apsisukimus per minutę arba RPM. Tarkime, pavyzdžiui, jūs atliekate lengvą nuosėdų šalinimą arba minkštų užsikimšimų, tokių kaip riebalai, valymą, tokius dalykus. Labiausiai tikėtina, kad naudotumėte lengvą grandinę ir greičiausiai turėtumėte, lengvą ašį. Šiuo atveju tinkamas greitis yra tarp 1,000 ir 1,500 APS/min. Tarkime, pavyzdžiui, dabar atliekate nuosėdų šalinimą stiprias nuosėdas. Jūs tikėtina, kad naudosite sunkią grandinę ir šiuo atveju bet koks greitis tarp 1,500 ir 2,500 APS/min yra tinkamesnis. Tačiau jei susidurite su rimtais užsikimšimais, kietais užsikimšimais, rimtų šaknų šalinimu, norėsite naudoti 2,000, 3,000 APS/min greitį, nes tikėtina, kad naudosite sunkią grandinę ir jums tikrai reikės greičio, kad galėtumėte nutrinti viską, ką bandote suskaldyti. Taigi, tai suteikia jums pagrindinį supratimą. Ačiū, kad žiūrėjote.